Esu Ilona, norėčiau pakalbėti apie vaikiškų drabužių saugą. Apie ką mes šiandien kalbėsime? Tai apie teisinį reguliavimą, taikymo sritis, apžvelgsime terminus ir apibrėžtis, pagrindinius reikalavimus, pateiksiu pavyzdžius virvelių ir įveriamųjų virvelių, taip pat nustatytų pavojingų tekstilės gaminių. Teisinis reguliavimas. Vaikiškų drabužių sauga reguliuojama LSTEN 14682, standartas vaikiškų drabužių sauga, vaikiškų drabužių virvelės ir įveriamosios virvelės techniniai reikalavimai. Šio standarto tikslas sumažinti vaikiškų drabužių virvelių ar įveriamųjų virvelių atsitiktinio įsipainiojimo pavojų, atsižvelgiant į vaiko amžių bei išsivystymo lygiui įprastą elgseną ir veiklą, pavyzdžiui, žaidimus žaidimo aikštelėse, laipiojimą medžiais, keliavimą autobusu arba traukiniu ir panašiai. Šiame standarte nurodomi reikalavimai keliami vaikiškų drabužių virvelėms ir įveriamosioms virvelėms, įskaitant karnavalinius kostiumus ir slidininkų aprangą, skirtą vaikams iki 14 metų amžiaus. Tačiau standartas yra netaikomas vaiko naudojamoms ir jo priežiūros priemonėms, kaip sėlinukai, vystyklai, čiulptuko laikikliai, batams, auliniams batams ir panašiai avalynei, pirštinėms, skrybėlėms, kepurėms, kaklaraiščiams, diržams ir petnešoms, specialiai sportiniai ir laisvalaikio aprangai, teatro kostiumams naudojamiems spektakliuose, prijuostėms skirtoms prižiūrint dėvėti tam tikrą laiką ant kitos dieninės aprangos bei apsaugančioms aprangą nuo dėmių laisvalaikio metu, pavyzdžiui, tapant, gaminant maistą ir valgant. Reikia aptarti, kokie terminai yra naudojami šiame standarte. Šiame standarte terminas mažas vaikas tai asmuo, kurio amžius nuo gimimo iki 7 metų. Tai yra vaikams iki 6 metų ir 11 mėnesių amžiaus arba visi vaikai, kurių ūgis iki 1,34 m imtinai. Vyresnysis vaikas ir paauglys tai asmuo, kurio amžius yra nuo 7 iki 14 metų. Tai yra iki 13 metų ir 11 mėnesių, įskaitant berniukus, kurių ūgis nuo 1,34 m iki 1,82 m ir mergaites, kurių ūgis nuo 1,34 m iki 1,76 m. Vaikiški drabužiai projektuojami, gaminami ir parduodami dėvėti vaikams iki 14 metų amžiaus. Taip pat šiame standarte naudojamos sąvokos įveriamoji virvelė, tai virvelė, grandinėlė, kaspinas, raištelis ar juosta iš bet kokios tekstilinės ar netekstilinės medžiagos, perveriami per kilpą, ąsą ir panašiai, skirti drabužio ar drabužio dalies dydžiui reguliuoti ar pačiam drabužiui užsegti. Funkcinė virvelė tai virvelė, grandinėlė, kaspinas, raištelis iš bet kokios tekstilinės ar netekstilinės medžiagos, įskaitant elastinės medžiagas, naudojami drabužio ar drabužio dalies dydžiui reguliuoti ar pačiam drabužiui užsegti. Kaklasaitis
virvelė, grandinėlė, kaspinas, raištelis ar juosta iš bet kurios tekstilinės ar netekstilinės medžiagos, įskaitant elastinės medžiagas, nugaros pusėje juosianti kaklą ir prilaikanti drabužio, pavyzdžiui, suknelės palaidinukės, maudymosi kostiumėlio viršutinę dalį, kai pečiai ir nugara nepridengti. Taip pat naudojama sąvoka reguliavimo juostelė, ne mažesnė kaip 20 mm pločio tekstilinė arba netekstilinė juostelė, skirta drabužio dydžiui reguliuoti arba drabužiui dekoruoti, pavyzdžiui, ties kulkšnimis ar rankogaliais. Galvos kaklo ir viršutinės krūtinės lastos sritis. Piešinėlyje žemiau pavaizduota A sritis, visa galvos ir krūtinės lastos priekinė viršutinė dalis nuo pečių iki viršaus išskyrus ranką. Tai piešinėlyje pavaizduota A dalis. Krūtinės lastos ir juosmens sritis būtų piešinėlyje pavaizduota B dalis. Tai priekinė kūno dalis esanti nuo krūtinės lastos ties pažastimis iki klubų sulig šakumu. Sritis žemiau klubų. Tai kūno dalis esanti žemiau klubų sulig šakumu. Ir nugaros dalis užpakalinė kūno ir kojų dalis. Vaizdžiau yra matoma piešinėlyje pavaizduota raidėmis A, B, C ir D. Pagrindiniai reikalavimai. Bendrieji reikalavimai skirti visų amžiaus grupių vaikams. Įveriamųjų virvelių, funkcinių virvelių ir surišamų diržų juostų laisvieji galai neturi būti su trimačiais puošmenimis ir mazgais ir turi būti sutvirtinti, kad neatbrikstų, užlydyti ar tik užsiūti. Galus galima dvigubinti ar sulenkti, jei tai nesukelia pavojaus įsipainioti. To reikalauja šio standarto 3.11 punktas. Mažiems vaikams skirtų drabužių galvos ir kaklo ir viršutinės krūtinės lastos sritis. Tai prieš tai buvusiame piešinėlyje pavaizduota A dalis. Šioje dalyje neturi būti modeliuojami, gaminami ar teikiami mažiems vaikams skirti drabužiai, kurių įveriamosios ar funkcinės virvelės būtų galvos, kaklo arba viršutinėje krūtinės lastos srityje. To reikalauja minėto standarto 3.2.1 punktas. Kad geriau įsisąmoninti, tai paveikslėlyje ta dalis parodyta A, pažymėta A skaičiumi, A raide. Kitose kaklo ir viršutinės krūtinės lastos srities dalyse dekoratyvinių virvelių laisvieji galai turi būti ne ilgesni kaip 75 mm, be mazgų, fiksatorių ar trimačių puošmenų ir išdėstyti taip, kad negalėtų apsivyti aplink kaklą. Drabužių modeliai su kaklasaitėmis gobtuvo ir kaklo srityje negali turėti laisvųjų galų. Vyresniems vaikams ir paaugliams skirtų drabužių galvos ir viršutinės krūtinės lastos sritis. Tai čia būtų vaikai nuo 7 iki 14 metų. Įveriamųjų virvelių galai neturi būti laisvi, kai drabužis patiestas ant plokštumos ir visiškai ištiestas. Įveriamųjų virvelių be laisvųjų galų kilpos neturi kyšoti, kai drabužio sutraukiamoji dalis yra sutraukta iki mažiausio tinkamo dydžio. Išsikišusių kilpų perimetras turi būti nedidesnis
kaip 150 mm. Žemiau parodytame paveikslėlyje dešinėje pusėje esantis paveikslėlis netinkamas pavyzdys, tinkamas būtų kairėje pusėje ir vidurinis paveikslėlis. Funkcinės virvelės turi būti neilgesnės kaip 75 mm. Virvelės negali būti pagamintos iš elastinių virvelių. Dekoratyvinės virvelės turi būti neilgesnės kaip 75 mm, įskaitant visus antgalius arba trimačius puošmenis. Funkcinės virvelės negali būti pagamintos iš elastinių virvelių. Petnešėlių laisvieji galai nuo surišimo vietos neilgesni kaip 140 mm, o pritvirtintų kilpų perimetras nedidesnis kaip 75 mm. Drabužiai su kaklasaiščiu gobtuvo ir kaklo srityje neturi turėti laisvų galų. Aptarsime reikalavimus krūtinės ląstos ir juosmens sritis. Čia daugiau kaip pavyzdėliai eina kelnės ar panašus gaminiai. Įveriamųjų virvelių laisvieji galai iš abiejų pusių ne ilgesni kaip 200 mm, kai drabužis yra įprastoje padėtyje. Paveikslėlyje matome rodytą A dalis, apie kurią mes kalbame. Dekoratyvinių virvelių laisvasis galas ne ilgesnis kaip 140 mm, įskaitant visus virvelių puošmenis, kai drabužio sutraukiamoji dalis visiškai ištiesta. Taip pat visų drabužių reguliavimo juostelės neilgesnis kaip 140 mm. Surišami diržai ar juostos drabužio priekinėje ir nugarinėje dalyje nesurišti, matuojant nuo surišimo vietos, turi būti ne ilgesni kaip 360 mm. Drabužių apatinės palankos reikalavimai. Įveriamosios dekoratyvinės ar funkcinės virvelės apatiniuose drabužio kraštuose esančiuose žemiau šakumo neturi kabėti žemiau apatinio drabužio krašto. Kaip neturi būti, tai parodyta paveikslėlyje. Apačioje surišami virvelės galai yra žemiau šakumo. Tai yra neteisinga gaminio konstrukcija. Nugarinė dalis. Vaikiški drabužiai neturi turėti išsikišusios įveriamosios dekoratyvinės ar funkcinės virvelės ar surišamos nugarinėje drabužio dalyje. Pavyzdėlyje pavaizduotas netinkamas drabužio modelis, surišamoji virvelė nugarinėje dalyje. Čia parodau virvelių ir įveriamųjų virvelių pavyzdžius, kaip turėtų būti. Tai čia šitame pavyzdėlyje parodyta kaklasaištis, tai būtent vidurinė dalis, kaip turėtų būti padaryta. Kaklasaištis neturi būti surišamas kaip viršutinėje dalyje, o turi būti be mazgų ar kitoks įtvirtinimas. Kaip yra matuojama virvelės ilgis. Tai kairėje pusėje yra laisvai
paguldytas gaminys, o matuojama dešinėje pusėje, kai yra ištempiama iki normalaus ūgio, normalaus pločio, taip yra matuojama virvelės ilgis. Čia toliau eina pavyzdžiai, kaip turėtų, apie ką mes kalbėjome praeitose dalyse. Ir noriu dar parodyti nesaugių nustatytų mūsų tarnybos tekstilės gaminių pavyzdžių, kurie dėl virvelių įveriamų gobtuvo srityje neatitinka saugos reikalavimų. Čia būtų gobtuvo srityje minėtas pavyzdys dėl kaklasraiščio, kad surišamas maudymosi kostiumėlio raišteliai kaklo srityje, tai irgi yra nesaugus virvelių panaudojimas. Taip pat dešinėje pusėje matomas vaikiškas žalios spalvos kostiumėlis, kurio ne tik tai nesaugus dėl įveriamų virvelių gobtuvo srityje, bet taip pat šios virvelės dar yra ne užlydytos, o sumazgyti mazgai. Dar čia keletą pavyzdėlių. Gobtuvo srityje esančios virvelės daro vaikišką gaminį nesaugiu. Čia taip pat kelnių pavyzdys kairėje pusėje, kur juostelės yra ilgos, ilgesnės negu 20 mm, tai kelia pavojų vaiko sveikatai. Tai tiek. Daugiau informacijos galite pasižiūrėti mūsų nurodytuose kontaktuose.